žiūrovai, rankose medalis. Tai šiandien kalbėsime kiek kitokia tema, visus su vasario 16-ąją. Aš tradiciškai nutariau sudalyvauti vasario 16-osios bėgime, bėgame už laisvę, kuris vyko Mažeikiuose. Tai trečios varžybos man, būtent šios bėgame už laisvę. Ir šiandien būtent pakalbėsime, kaip man sekėsi, pažiūrėsim video iš pačių bėgimo varžybų, pabaigoje aptarsime rezultatus. Tai nepamirškit parašyti komentarą, paspausti like ir važiuojam. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, startas! Bėgimo varžybose šį kartą dalyvavau ne vienas, tai eilinį kartą dalyvavau su savo bėgimo draugu, su kuriuo sportuojame ir keliaujame į varžybas, tai buvo Laisvydas. Laisvydo užimta vieta tikrai įspūdinga. Jis savo amžiaus grupėje užėmė antrą vietą, prizinę, gavo prizų, tai tikrai labai džiaugiuosi dėl jo. O bendrai tarp visų bėgikų jisai buvo 7, tai tikrai labai puikus geras rezultatas. Prašau, medalis. Ačiū. Emilį. Palauk, Kaip? pompelą. Gerai? Gerai. Ką? Kaip tau? Gerai prabėgai. Greičiau nei praeitą kartą turbūt. Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die. Hey, swing those hips around. Tai dabar pakalbam apie patį bėgimą ir mane. Tai aš su bėgimu draugauju apie 3 metus. Nepaslaptis, kad prieš tai seniau svėriau apie 125 kg, pavyko man numesti 40 kg. Ir tada pradėjau sportuoti, susipažinau su tinkamais žmonėmis.
kurie mane užvedė bėgimų, sudalyvau vienose varžybose mėgėjiškose, kitose, pradėjau bėgioti didesnius atstumus. Na, aš savęs nelaikau kažkokiu dideliu sportininku, man tai patinka kaip streso mažinimo priemonė, kaip buvimo gamtoje sportas toksai, kur dažniausiai aš mėgstu bėgioti gamtoje, miškuose. Tai dėl to esu pasirinkęs bėgimą ir karts nuo karto sudalyvauju mėgėjiškose varžybose, kaip šios vykstančios Mažeikiuose. Mažeikius dažniausiai pasirenku savo sezono pradžiai, kadangi tai labai gerai yra suorganizuotos varžybos su visa infrastruktūra. Tiesiog vienas iš geriausių ir man labiausiai patinkančių varžybų Lietuvoje. Jeigu svarstote kažkada ateityje sudalyvauti tokiuose varžybose, tai rinkitės tik tai vasario tikrai 16 Mažeikius ir dalyvaukit, nes yra daug labai skirtingų distancijų, tinka visai šeimai, vaikams, į vyresnio amžiaus žmonėms, yra daug kategorijų bėgikų įvairių, tikrai labai superinės varžybos. Tai tiek apie pačias varžybas, apie istoriją. Dabar pakalbėkime apie pačio bėgimo rezultatus. Tai kaip man sekėsi. Turėjau daug traumų ir šiaip apleidęs buvau bėgimą, dabar vėl iš naujo jį atradau, gal per daug buvau persibėgiojęs. Tai nesiruošiau šiom varžybom ir man sekėsi ganėtinai neblogai. Bendroje įskaitoje užėmiau 54 vietą, buvo maždaug apie 400 dalyvių, šioje distancijoje 3 km, tai savo rezultatą taip vertinu kaip mėgėjo, tikrai gan neblogas. Žinant, kad tikrai daug nebėgiojau paskutiniu metu. Savo amžiaus grupėje užimu 36 vietą. Kiek dalyvauju šiose varžybose, tai tikrai pats prasčiausias mano rezultatas, bent žinant, kiek įdėjau darbo, įdėjau tikrai mažai darbo, tai rezultatu esu patenkintas. Tikrai pavyko pasigerinti savo motivaciją. Ir dabar pažadu savo ir jums, kad ko gero bėgiosiu daugiau. Tai toks trumpas video apie superinės bėgimo varžybas ir susitiksime kitą kartą. Ačiū, kad žiūrėjote. Iki.